Taip, dalinamės skaidrėmis. Tikiuosi, viskas matosi gerai. Dar kartą tik perklausiu. Tai gal įsijunkit mikrofonus, kad pasakytumėt man, ar viskas gerai, nes aš tikrai nematysiu komentarų. Viskas gerai, Skaidrės labai matot. gerai. Nu, liuks, tada pradedam. Tai va, tai kaip ir minėjau, vasara mūsų odai yra išbandymas, ar ne? Bet aš žinau paslaptį, kurią šiandien noriu su jumis visais pasidalinti. Nesvarbu, kad lyja už lango, kad šią vasarą ta saulė mūsų odą tikrai stipriai nekankina, bet mes didžioji dalis keliaujame į svečias šalis, į egzotinės šalis ir ten jau atsimame tai, kas priklauso, ar ne? Tai va, tai tikriausiai visiems aišku, apie ką šiandien mano pokalbis bus, nes matot pirmoje skaidrėje. Taigi, pati greičiausia pagalba mūsų odai per karščius yra lakštinės kaukės. Taigi, tai yra greita ir veiksminga pagalba odai visais metų laikais. Tačiau vasarą jos ypač svarbios. Saulė, karštis, vėjas bei druskos ar chloruotas vanduo, dumblinas vanduo, nors dumblinas gali ir nekenkia stipriai, gali sausinti, dirginti odą, skatinti pigmentinių dėmių atsiradimą. Tokiu metu lakštinės kaukės tampa nepakeičiamos. Jos intensyviai drėkina, ramina, atgaivina bei papildo odą veikliosiomis medžiagomis vos per 15-20 minučių, jeigu jos yra ant mūsų veido, o ne lentynoje. Taip? Tai va, T&D kompanija siūlo itin platų lakštinių kaukių asortimentą. Čia tikrai ne visos yra, nes neradau gražių nuotraukų, kad galėčiau jomis pasidalinti, kurioje būtų visos T&D kompanijos kaukės. Bet vis tiek, jau iš čia mes matom, kokia gausa kaukių yra pas mus, ar ne? Tai va, tai platų asortimentą, kurios pritaikytų skirtingiems odos poreikiams nuo drėkinimo ir raminimo iki šviesinimo ir atjauninimo. Išgirskit. O viena iš išskirtinių T&D kompanijos pristatomų kaukių tai nuostabioji naujiena, kuri man asmeniškai padarė nenusakomą įspūdį nuo atplėšimo pakučio. Įsivaizduokit, pirmas pojūtis buvo uoslė. Aš užuodžiau nuostabų kvapą, tada lytėjimas, tada paliečiau, ko gero dar nėra buvę tokio plono audeklo, kaukę užsidėjus praktiškai jos nesimato. Žodžiu, tai dabar jau einam prie šitos kaukės. Kuo ji mane taip sužavėjo? Labai gerai jūs supratote, kad aš šiandien kalbėsiu apie veido kaukę su azelaino rūgštimi ir vitaminu C. Mūsų oda kasdien, kiekvieną sekundę patiria stresą. Nuo šalto ar karšto oro, sausų patalpų, netinkamos kosmetikos ar netinkamų procedūrų. Dažnai apie odos būklę mes, susimąstome tik tada, kai ji parausta, tirksta ar atsiranda mėrimų. Aš nežinau, užmutinti ar ne. Ты уверен? Да. Хорошо. Ой, Svetlana, įsijunkit mikrofoną. Меня сейчас понесло направо. O, Упала. gal rasiu, kur už. Ne. Nerandu. Svetlana, būkit gerai, išjunkit mikrofoną. Tai va. Taigi, Vitaderm veido kaukė ramina sudirgusią odą, mažina spuogų žymes ir atkuria natūralų mikrobiomą. Lakštinė kaukė su azelaino rūgštimi ir vitaminu C skirta ne tik švelniai raminti, bet ir veiksmingai mažinti spuogelius, pigmentinės dėmes. Aš paskui paaiškinsiu, kaip suvienodinti odos toną bei sulėtinti senėjimo požymius. Dabar žiūrėkit, mes labai dažnai girdime prašymų žmonių, ar turit kosmetikos arba kažko tai su vitaminu C. Дима, помога. Va, radau. Сосредоточься на чем-то одном. Neina man išjungti. Neina išjungti. Svetlana, būkit gerai, išjungkit mikrofoną. Tai va, žodžiu, einam prie trečios skaidrės. Tikiuosi, kad
kad daugiau nieks mums tikrai nebetrukdys, tai tik tai noriu pasakyti, kad ši veido kaukė veikia iš karto keliomis kryptimis, tinka visų tipų odai, net ir jautriai, atkuria pažeistas vietas, ramina, suteikia švelnumo ir elastingumo, drėkina ir padeda išlaikyti komfortą. Švelniai šveičia, skatina odos atsinaujinimą, lygina raukšles, gerina bendrą odos išvaizdą. Tai universali priemonė, kuri ne tik sprendžia konkrečias problemas, bet ir padeda palaikyti odos sveikatą kasdien. Aš buvau pradėjus kalbėti apie tai, kad mūsų prašo produktų su vitaminu C ir truputėlį mane pertraukė. Tai va, tai kai jūsų paprašys, ar pas jūs yra kažkas, tai galėsite drąsiai rekomenduoti. Palaukit. Dainora, išsijungtų mikrofoną. Mergaitės, noriu paprašyti visos, kurios įsijungėt mikrofonus, būkit geros, išjungkit mikrofoną, labai trukdo, žinokit, aš jau vėl pasimečiau. Tai va, tai gerai, dabar esu 4 skaidrė, ar ne? Ir einam prie svarbiausio. Kas tai yra svarbiausia? Kas čia daro mums tą stebuklą, apie kurį aš kalbėjau? Ten pigmentinių dėmių šalinimas ir panašiai, vitaminas C. Tai kas yra tas stebukladarys? Taigi, azelaino rūgštis, labai ryškiai parašyta ant kaukės, azelaino rūgštis. Tai natūrali medžiaga randama grūduose, kviečiuose, miežiuose ir visose kitose. Įsivaizduojat, tai natūralus produktas, iš tokio paprasto produkto išgaunamas. Ji išsiskiria tuo, kad va būtent šita azelaino rūgštis mažina aknę ir bėrimus, slopina hiperpigmentaciją, pakalbėsiu kaip, šviesina dėmeles ar ne, reguliuoja riebalinių liaukų veiklą, vadinasi, mažina blizgesį, sulygina odos toną, suteikdama ją švytėjimo, lėtina senėjimą ir veikia prieš uždegimiškai. O kaip tai veikia? Na, dabar einam prie to, kaip tai veikia. Nu, aš čia galėjau išvardinti, lankstyti pirštus ar ne, o kaip tai veikia? Kas tai padaro? Tai azelaino rūgštis slopina tirozinazės, labai jau toksai mandras žodis, bet jis reiškia, tai yra fermento veikla, tai yra fermento, kuris atsakingas už melanino arba kitaip tariant pigmento gamybą. Vadinasi, jeigu azelaino rūgštis slopina šito tirozinazės fermento veiklą, vadinasi, mažinama yra hiperpigmentacija, taip, mažinamas tas pigmento išsiskyrimas. Tai va, tai kai jūsų paprašys kažkas, ar turite produktų, kuris mažintų pigmentinės dėmes, ar turite produkto su vitaminu C, jūs labai drąsiai galite rekomenduoti štai šitą kaukę. Tai yra, va šitokiu būdu yra mažinama hiperpigmentacija, dėmės po spuogų, ar nuo saulės būna, ar ne, o švelnus šveitimas padeda odai atsinaujinti. Taigi kaukė veikia labai švelniai, bet efektyviai. Na, aš tikiuosi, kad jūs jau pritarėte man, kad sudėtinės dalys yra, kad tai, ką paminėjau, einant į šitą kaukę, yra nuostabios dalys, bet jūs pažiūrėkit, kokia puokštė dar yra. Ir tikrai, žinokit, aš neskaitysiu, būkit ramios, tikrai negaišiu laiko išvardinti, kas yra parašyta skaidrėje. Jūs tik perbėkit akimis ir pažiūrėkit, kas dar įeina į šios kaukės sudėtį. Taigi, atkreipkite dėmesį į tai, kokia turtinga šios kaukės sudėtis, garantuojanti apsaugą, drėkinimą ir balansą. Pirmiausiai, pirmu smuiku groja vitaminas C. Vitaminas C apsaugo nuo laisvųjų radikalų, padeda kovoti su uždegimu ir stiprinti odos apsauginį barjerą. Vadinasi, reikalingas tam, kad apsaugotų mūsų odą nuo kenksmingų aplinkos faktorių, ar ne? Tada 6D hialurono rūgšties kompleksas. Kas čia per 6D hialurono rūgšties kompleksas? Žinokit, nepatingėjau pasiaiškinti, kas tai yra. Mes visi žinom, kad hialurono funkcija drėkinti, ar ne? Bet kas yra 6D hialurono rūgšties kompleksas? O tai labai paprastai. Tiesiog 6 hialurono rūgšties formos įeinančios į tą būtent kompleksą. Vėlgi nevardinsiu pavadinimų, žinokit, jie yra tenai labai sunkiai man įskaitomi ir tikrai negaišiu laiko, tik galbūt paminėsiu, ką kiekviena iš tų 6 hialurono rūgšties
komplekso formų daro. Taigi, pirmoji sudaro drėgmę sulaikantį tinklą. Vadinasi, kiek įmanoma ilgiau daro viską, kad drėgmė neišgaruotų iš odos po kaukės naudojimo, ar ne? Tada antroji padeda išlaikyti stangrumą ir elastingumą. Na, drėgmė atlieka savo funkciją, ar ne? Tada trečioji veikia giliuose sluoksniuose. Vadinasi, tai, kas yra kaukėje, vienas iš hialurono šitų formų įeina į gilesnius odos sluoksnius. Tada ketvirtoji, na, ta klasikinė, kur jau visur mes matom, hialuronų acid, tai yra tiesiog intensyvus drėkinimas. Penktoji pagerina įsiskverbimą, tos prieš tai minėtos, kuri gilesniuose sluoksniuose veikia. Na ir šeštoji atlieka labai svarbią funkciją, nes išlieka ilgai ant odos net po prausimosi. Taigi, papildomi veiklieji komponentai, kuriuo aš nevardinau, jūs tikriausiai pasiskaitėte. Matote skaidrę, manau, sutiksit su manim, kad šios kaukės sudėtis nepakartojama, ypatinga ir turtinga. Aš nežinau, galbūt panagrinėjus ir kitas kaukės mes rastumėme tokių pat turtų, bet šita man išsiskiria tuo, kad yra tas būtent azelaino rūgštis, nes šito dar niekur nebuvau mačiusi. Na, vitamino C galbūt rastumėm visur kitur. Tai ką, keliaujam toliau ir mes jau, žinokit, visai netoli pabaigos. Taigi, šitą kaukę labai patogu yra naudoti bet kur. Net kelyje, aš jūs sakiau, ji praktiškai nesimato. Kelyje, prieš makiažą labai rekomenduotina. Ir kai norisi greito odos perkrovimo restarto. Kai norim greitai, telefonus, kompiuterius, kai jie pradeda kažkaip tai streikuoti, ką mes darom? Perkraunam, ar ne? Restartuojam, dar sakoma jaunimėlis. Tai ir odai kartais reikia to restarto, perkrovimo. Taigi, kai norim perkrovimą, griebiam kaukę su azelaino rūgštim ir turime rezultatą. Na, o dabar naudoti. Na, naudoti kaip ir visas lakštinės kaukės. Žinoma, ant švarios veido odos, vadinasi, prausiam veidą prausikliu. Tada aš labai primiktinai rekomenduočiau padaryti pilingą. Kodėl? Prieš kaukę. O todėl, kad mes visi puikiai žinome, kad kiekvieną sekundę mūsų odos ląstelės atsinaujina, o tos, kurios, nes miršta tos, kurios jau yra atgyvenusios, ar ne? Ir tai yra tos pleiskanėlės, kurios kabo ir tarsi tokį žvynelinį sudaro sluoksnį, pro kurį sunkiau prasiskverbia visa tai, kas kaukėje, kas kreme. Todėl tam reikalingas pilingas. Ir pavyzdžiui, šitas pleiskanėlės galima nušveisti plaušinę, dar kažko, bet veido odos, tai mes nešveisim plaušinę, ar ne? Ir net nerekomenduojama naudoti pilingus su abrazyvais, kad nepažeisti odos. Tai gera žinia ta, kad Tiende kompanija turi enziminių pilingų visą puokštę. Galima naudoti universalų pilingą, kuris tinka veidui ir kūnui. Galima naudoti skirtą konkrečiai veidui. Tarp kitko, labai gerų yra pilingų Tiende kompanija, bet ne apie tai. Kitą kartą galbūt kažkas pristatys tos pilingus. Taigi, labai švelniai, be jokio odos pažeidimo, nuimam tas negyvas ląsteles, rūgštys pilinge esančios atsluoksniuoja jas ir nurubuliuojam, nusiprausiam, bet dabar užsidėję kaukę. Mes gausim 100% kaukės naudą. Taigi 15-20 minučių skyrė laiko savo. Aišku, idealu būtų pagulėti. Bet aš esu tokia, jūs matot, kaip aš kalbu greitai, tai aš viską darau, aš negaliu. Tai man labai patiko, kad šita kaukė yra tokia plonytė, su ja aš galiu vaikščioti, aš galiu judėti, aš galiu daryti. Tai nėra gerai. Tikrai, aš rekomenduoju jums tiesiog skirti tą 15-20 minučių savo. Tai va, nuėmus kaukę, aš rekomenduoju nuplauti veidą ir tada pradėti naudoti visą tai, kas yra toliau jūsų rutinoje. Vėlgi, rekomenduoju toniką, tada serumą arba esenciją. Jeigu tai vakaras tepam kremą ar vakarinę ar kaukę kremą ir paakių kremą, jeigu rytas, vėlgi tas pats tonikas, pavyzdžiui, serumas ar esencija, dienos kremas, paakių kremas ir va taip išeinam užkariauti pasaulio. Na ką, ir paskutinė skaidrė. Va, žiūrėkit, aš kalbu šiandien ne apie šitą liniją, ar ne? Bet kodėl pasidalinau šitą skaidrę? Todėl, kad šita kaukė
įeina į visos pačiai jautriausiai odai skirtos linijos sudėtį. Ką reiškia? Prieš tai buvo trupučiuką paminėjau, kad kaukė tinka visiems odos tipams. Lygiai taip pat ir visi šitie skaidrėje matomi produktai tinka visiems odos tipams. Gali skeptikai pasakyti, kad tai, kas tinka viskam, netinka niekam. Mielieji, jeigu produktas tinka pačiai jautriausiai odai, vadinasi, jis tiks ir netokiai jautriai. Lygiai kaip ir kraujo grupės. Pažiūrėkit, pirma kraujo grupė tinka visiems. Tai logiška, ar ne? Tai va, tai žodžiu, šitos linijos sudėtyje yra nuostabios prausimosi putos. Taigi, rekomenduoju nusiprausti su putomis, tada panaudoti pilingą iš kitos linijos, tada kaukę, tada idealu purškalą su biotikai. Žinokit, purškiuosi ir mėgaujuosi, suvokdama, kad ant veido pripurškiau biotikų. Ir jeigu tai vakaras, štai kaukė kremas vakarui. Na ką, mano misija šiandien baigta. Aš tikiuosi, kad man pavyko jūs užnorinti, pavyko įtikinti, kad tai išties yra nuostabi kaukė. Jeigu jūs dar nemėginote, aš tikiu, kad man pavyko jūs įtikinti, kad jūs ją išmėgintumėte. Ir išmėginusios, jeigu nepasidalinsite su savo draugais rezultatu, pojūčiais, tai aš tada sakysiu, kad jūs esat pačios didžiausios pasaulyje egoistės arba pavyduolės. Nes sako, moteris pavydi kitoms grožio. Tai jeigu jūs nesidalinsite šituo su savo draugais, jūs esate tiesioginė ta žodžio prasme pavyduolės. Dabar aš išjungiu įrašą. Išjungiu įrašą. Ir ar išjungiau, kažin, nieko negirdėjom.